kol kas jų daug nereikės. Ir esmė, kad dažnu atveju layerių panelė pagal duotybę jinai būna labai apačioje ir maža, tai būtų gerai ją pasikelti aukščiau, kad jūs tiesiog iš karto matytumėt layerius. Pakol kas gal tų layerių mes labai daug nenaudosime, tačiau ateityje labai sunku susigaudyti, jeigu layerių panelė yra labai siaura. Tai rekomenduočiau tą padaryti. Tai dabar truputėlį, kad prisiminti, kairėje pusėje, kaip ir iliustratoriai, yra įsidėstę įrankių panelę, įvairūs įrankiai ir pirmasis įrankis vadinasi Move įrankį, kurio pagalba aš galiu judinti pasirinktą layerį. Taip, prie Move Tool yra svarbus pasirinkimas Auto Select, čia turėtų būti uždėta varnelė, pagal duotybę jinai ir bus uždėta. Taip, ją nuėję, neišjunkite, tik paaiškinsiu, jeigu kartais atžymėtumėt. Jeigu aš atžymėčiau Auto Selectą, žymėjimas, nežiūrėkit, nesvarbu, kurioje vietoje spaudžiu, judinasi tik tais, pažymėjimas veikia tik per layerių panelę. Per layerius pažymėjau šitą City Buildings layerį ir nesvarbu, kur mano pelė, tai judinu. Tai nėra labai patogus būdas dirbti, dėl to Auto Selecto varnelė turi būti uždėta. Show Transform Controls yra būtent valdikliai, kurie jums leidžia pamažinti arba padidinti, bet jeigu atsimenate, kai mes dirbame su... Aš labai atsiprašau, aš nematau pas savęs ant lapo Auto Selecto viršui. Turit būtinai būti pasižymėjus, pasirinkusi pirmąjį įrankį, kuris vadinasi Move. Turit ant jos pustelti. Ir tada viršutiniai čia juostoje turėtumėt pamatyti. Tai svarbu, kad būtumėt pasirinkus įrankį. Dabar viršutinė parinkčių juosta Photoshop'e atsiranda skirtingai negu mes, tarkim, truputėlį kitokią aplinką buvom pasirinkę iliustratorių ir būtent ta viršutinė juostoje yra įrankių parinktas. Tai jeigu aš dabar tiesiog rodau, pasirenku kitą įrankį, tai ir tos parinktis atitinkamai keičiasi, ar ne? Tai vėlgi, jeigu esat kažkokį kitą įrankį pasirinkę, negu aš, tarkim, pasakoju, tai jūs ir nematysit tų parinkčių, tai visą laiką pasižiūrėkit, ar esat teisingą įrankį pasirinkę. Taip, Show Transform Controls yra būtent šitie valdikliai. Jeigu mes šiuos valdiklius dirbdami iliustratoriai matom nuolatos, nes ten dažnai didinu ir mažinu ir būtent dydžio keitimas neturi įtakos kokybei, mums yra reikalinga šita parinktis, o Photoshop'e dažniausiai mes pasirenkam dydį ir jo nebekeičiam. Taip, ir iš tikrųjų matysim vėliau, pabandysiu jums parodinti, tie valdikliai gali pradėti trukdyti. Taip, gerai. Tai dabar galim pasilikti, aš taip paraleliai čia pasiliksiu šitą atidarytą failą ir mes šiandien pradėsime aiškintis, kaip mes galime koreguoti nuotraukas, ar ne? Dažniausiai nuotraukose tai galim, aš net tą atsidariau, kurią sakiau, nuotrauka levels, taip sakiau jums atsidaryti. Atsiprašau, aš dar norėjau paklausti. Prašau. Man visi, kaip failai iš Teams'ų, kur parsisiųsti, tai, kaip iliustratoriui, o galima kažkaip, nežinau, padaryti, kad jie... Kai atidarinėjate, turit daryti Open with arba tiesiog eiti patį Photoshopą ir daryti Open. Ir tada pasirinkti failą, kurį norite atidaryti. Taip, jūs tiesiog parsisiunčiate į savo kompiuterį. Jau ten, aš tiksliai negaliu pasakyti, bet, tarkim, dažniausiai downloadsų folderį parsisiunčia ir tuomet iš ten, kur parsisiuntėt, turite atsidaryti. Jeigu nesigauna pasirinkus failą, tai tada eikite Photoshopo programą ir rinkitės funkciją Open. Jeigu niekas dar nėra atidaryta, tai tiesiog čia kairėje pusėje bus parinktis Open, gerai? Tai aš gal, jeigu ten neteisingai pasakiau, dabar atsidarykim nuotrauką Improve Tone Levels. Va šitą, nuo šitos mes pradėsime. Atsiprašau, galiu dar paklausti apie tą juostą, kur yra dešiniai pusėje ten Adjustments ir Layers. Aš netyčia ištryniau tą Layers, tai kaip jie dabar vėl grąžinti atgal? Jeigu netyčia kažkurią panelę išjungėte, tai visos panelės panašiai kaip ir iliustratorių yra prie parinkties viršutinės Window,
taip, ir Mhm. susirandam layers, taip, tarkim, išjungiau ir įsijungiu, taip, jinai vėl automatiškai turi atsirasti. Gerai, ačiū. Šau. Tai žinokit, čia visiems gali pasitaikyti, taip, ir, pažiūrėkit, pakelkit, kad būtų aukštesnė. Dabar, kai mes atsidarome nuotrauką, tiesiog aš atidariau, pasižiūrim, kad layerių panelį jinai vadinasi background, o tarkim čia, kur aš buvau sudėjus atskiras ir aš nuotraukas, tai tiesiog layerius buvau pavadinus, ar ne, ir kai yra background, dešiniai pusėje yra spinos ikonėlė, tai vadinasi, kad atlieka, jinai yra, šitas layeris yra užrakintas ir jeigu aš norėčiau pajudinti, pasirinkus Move Tool, man iššoka lentelė, kuri sako, kad tai yra backgroundo layeris, mes jo negalime judinti ar kitaip modifikuoti ir yra užduotamas klausimas, arba teisingiau pasakoma, kad jeigu visgi jūs norėtumėt, kad jisai būtų kaip layeris, tai turite jį paversti. Ir iš backgroundo į layerį paversti yra daugiau negu vienas būdas, tai jeigu aš, pavyzdžiui, pradėjau naudoti Move Tool, man iššoko šitą lentelę, aš galiu tuomet acceptinti arba tiesiog patvirtinti teisingiau šitą veiksmą, kuris sako Convert to normal layer. Paspaudus, mano tas, jinai pašoka į šoną, nes aš norėjau pajudinti pagal tai, ar ne, ir pasiverčia į layerį. Kitas būdas, aš dabar paspaudžiu Ctrl Z, atgal grįžau, kad vėl būtų backgroundas. Kitas būdas yra tiesiog nuėjusiam backgroundo layerio spustelti ant spinos ikonėlės ir automatiškai pasiverčia į layerį. Taip, tai dabar imkit ir pažiūrėkit, paverskim į layerį, pabandykit ar gaunasi, ir vienu ar kitu būdu turėtų gautis, tai nėra sudėtinga, tiesiog žinokite, ar ne? Taip, o po to jau atitinkamai backgroundų mes ten negalim daug modifikacijų daryti, tai dėl to mums reikalinga jį pasiversti į paprastą layerį. Dabar, ką mes toliau bandysim pasiaiškinti, ir aš dabar išsijungsiu Show Transform Contours, jūs atitinkamai galite palikti, kad po to nepamirštumėt, kur įsijungti po kol kas. O man, kadangi nereikės čia dydžio nuotraukos keisti, aš išsijungiu. Tai mes pasižiūrėsime į adjustment. Adjustments yra korekcijos, vaizdo korekcijos. Ir tos korekcijos yra susijusios du pagrindiniai dalykai, kuriuos mes koreguojame nuotraukoje, tai yra šviesotamsa ir spalviškumas, ar ne, su tuo mes dirbame. Tai mes labai detaliai nesimokysim, vieni, kas mokosi apie tai daugiau žinos, ar ne, mes tokius pagrindinius dalykus išsiaiškinsim, ar ne, tiesiog, kad truputėlį suprasti. Ir adjustmentų yra tikrai čia nemažai, ir dabar gali būti, kas jeigu jūsų senesnė versija negu ta pati naujausia, tai jūs nematysite naujo šito adjustmento Color and Vibrance. Pažiūrėkit, ar kas nors mato jį. Ar yra kas turi šitą naujausią versiją, kad aš bent jau žinočiau. Tada aš gal praleisiu, net neaiškinsiu. Ar yra pas ką nors šitą Color and Vibrance? Yra. Yra, kas dar yra pas ką nors? Yra. Gerai. Pas mane tiesiog Vibrance. Vibrance. Čia senesnė. Gerai, tai gal aš tiesiog, čia nėra kažkoks labai sudėtingas adjustmentas, tai ten anksčiau buvo tiesiog Vibrance, dabar jisai toksai praplėstas, jį daugiau sudėta, nes nebūdavo labai dažnai naudojamas. Tai gal aš tiesiog parodysiu. Tai du paprastesnieji adjustmentai, tai galėsim pradėti nuo paprasčiausiai, yra Color and Vibrance ir Brightness ir Contrast. Tai jeigu mes pustelsime Brightness ir Contrast adjustmentą, jis bus toks paprasčiausias, taip, tikrai labai paprastas. Turim pasižiūrėti, kad layerių paneliai, aš čia parašysiu kalnai, gerai, kad žinotume pavadinimą. Čia yra mūsų nuotrauka, viršui nuotraukos atsiras atskiras layeris su jūsų pasirinkto adjustmento pavadinimu. Taip, pažiūrėkit, kaip paspausit. Žiūrėkit, kad neatsitiktų taip, kad ten kelis kartus paspaustumėt. Jeigu kartais taip atsitiko, tuomet vieną iš tų layerių turim ištrinti paspausdami
delete arba šiukšlių dėžės ikonėlę, ar ne, ir patvirtindami ten per 2 kartus, kad tikrai būtų tik tais vienas adjustmento layeris. Taip, labai svarbu, kad jūs būtent adjustmentų korekcijas darytumėt per čia pasirinkdami, kad susikurtų naujas layeris. Gerai, yra būdas daryti ir be atskiro layerio, bet tai nėra tikslingas būdas dirbti. Taip. Ir dabar, ką mes galime daryti? Šitas adjustmentas labai paprastas ir gal ne taip dažnai naudojamas, bet čia galime pašviesinti arba patamsinti nuotrauką, koreguodami brightness, ar ne, atitinkamai. Ir kontrast leidžia man koreguoti kontrastą. Taip, arba jo yra daugiau, arba jo yra mažiau nuotraukoje. Tai tikrai nėra sudėtinga. Galite dabar pasibandyti.